Simi nuolatiniam buvimui Lietuvoje vyksta sklandžiai. Šiandien aljanso, o taip pat ir mūsų dėmesio centre yra oro gynybos stiprinimas. Rusijos provokacijos ore, tarp jų ginkluoto drono įskridimas ir Lietuvos teritoriją, rodo, kad turime judėti nuo oro policijos misijos prie tikros oro gynybos. Todėl nuoširdžiai dėkojame už sprendimą prie Lietuvos oro erdvės apsaugos prisidėti realiais pajėgumais mūsų sąjungininkai ir Vokietijai. Lietuva ir Vokietija kartu su NATO sąjungininkais kiekvieną akimirką yra vis labiau pasirengę apginti kiekvieną aljanso žemės centimetrą. Atidaromas objektas Rukloje tai ne tik infrastruktūra, tai mūsų vienybės, stiprybės, patikimumo ir ryžto simbolis. Nuoširdžiai dėkoju Vokietijai. Ačiū. Ačiū krašto apsaugos ministrai. Ladies and gentlemen, Russia is pushing the boundaries of NATO countries with increasing frequency and intensity. Russian drones and aircraft violated Polish and Estonian airspace and flew over a German frigate in the Baltic Sea. Such acts are dangerous and reckless. They show Putin wants to provoke us. He wants to identify and expose weaknesses within NATO. German security policy and one of the flagship projects of this policy. For us, this means we will continue to respond to Russia's threats and hostile actions in a united and responsible fashion. We are significantly strengthening deterrence and defense, the backbone of our alliance. That is why we are here. Germany takes its responsibility seriously. We are true to our word. We stand by our allies. And we are ready to protect the Baltic region. Galime pasidžiaugti, kokia stipri The operation could be maybe a little bit more specific. logistinės paramos aikštelė. The permanent logistics support area is now officially open. Yes, thank you very much.